Iš tikrųjų, čia mažai bus pasakojama gal apie geografiją arba kažkokius vaizdus gamtinius, nes viską gal 98% laiko aš tiesiog gulėjau gamake arba lovai, pusę iš to laiko kažkur kosmose. Ir aš nežinau, kaip tą kosmosą perduoti, nes juokėsi iš manęs Darius, kai aš sakiau, kad paėmiau visą krūvą apie šamanus knygų. Jis sako, važiuoja pas šamanus ir dar knygas ten skaitysi apie juos. Bet aš nesigailėjau, nes tos knygas yra žmonių, kurie apvažiavo aplink visą pasaulį ir tyrinėjo šamanizmą, kultūras. Ir man iš tikrųjų tai integravosi labai plačiai, tas visas šamanizmas. Sveiki. Nes kodėl tos knygos padėjo? Šiaip, kada nukeliauji tą vadinamą transą arba būseną, tokia meditacinė būsena, plačios sąmonės, viską, ką ten pamatai, išjauti ir kai grįžti, tai neturi nei vaizdinio atitinkamo, nei žodžio atitinkamo ir tada bandai suklijuoti. Todėl, pavyzdžiui, Pietų Amerikos šamanai, jie ten savo tą surrealistinį pasaulį pasakoja kaip 3 dimensijų. Žemesnio pasaulio, vidutinio, kuriame mes, ir aukštesnio. Australijos kitaip, Sibiro kitaip. Ir tiesiog taip gaunasi, kad jie pamato, aš manau, kad tą patį, bet kad kažkokie suprantamus žodžius surasti. Jie tai patalpindavo į pasakas, į mitus ir pasakodavo savo vaikams. Ir tos pasakos iš vaikų vaikams daėjo iki mūsų. Bet šamanizmas, pats principas, jis išliko visam pasaulyje labai panašus. Tai yra įėjimas su kažkokiom priemonėm. Pavyzdžiui, viena iš priemonių grybukai, ten uogos Sibire yra. Pavyzdžiui, Kastanedos, tas Don Juanas, jis naudoja kaktus apijotą. Bet visi tie dalykai, jeigu, pavyzdžiui, pas mus kultūrai po hippie visų laikų, jie tapo tokias kaip art žmonių motyvacija arba žmonių, kurie nori pabėgti nuo realybės. Bet, pavyzdžiui, indienai ar šamanai ar visokios gentis, jie visus šitos augalus vadindavo šventais augalais, nes iš jų gaudavo mokymus. Ir todėl, pavyzdžiui, tos mokymus labai rimtai ir ta Virdžinija mūsų vadė, mūsų kaip nukreipinėjo, kad čia ne šiaip mes važiavom, o mokytis. Peru toks yra dar San Pedro, irgi kaktusas, bet iš tikrųjų pats, nežinau, galingiausias ar populiariausias Peru tai yra ayahuasca. Tai yra 2 augalų nuovera, kurį reikia virti kažkur 12 valandų. Ir iš tikrųjų tai yra, mokslininkai negali suprasti, kaip indienai surado būtent 2 augalų derinį iš 80 000 skirtingų augalų, kurie auga Amazonijai. Ir vienas augalas tai yra DMT molekulė, kuri papuola ten, nepapuola, ar atsiranda smegenyse. Ir jinai tiesiog išardo loginius ryšius, laikinai juos, ir mes negaunam tokio kaip savo logikos, savo gal struktūros, bet būsena labai blaivi, nes viską kaip stebėtojas jauti, viską matai ir prisimeni viską, bet neturi jokios nuomonės apie nieką. Ta būsena ir ta... Ir iš tikrųjų ta DMT molekulė, jinai yra organizme, kiekvienam augale yra skirtingai koncentracijai. Kai mes, pavyzdžiui, medituojam arba miegam, jinai suaktyvėja, todėl mes, pavyzdžiui, sapnus matom ir kartais jie nelogiški tokie. Bet per žarnyną ta DMT negali papulti, nes fermentai jie sunaikina. Todėl antras elementas tai yra liana, jeigu pirmas čakrūna, tokie lapukai. Tai antras ayahuasca, liana. O čia yra toks gabaliukas jos. Tai susmulkina ir verda. Ir ta liana, jinai sustabdo žarnyno veiklą, kad
nežinau, tam tikro fermento veiklą, kad papultų DMT tas į kraują. Todėl pats procesas iš tikrųjų toks labai valantis. Tu išgeri, tau pasidaro bloga, tu gali ir išvemti, ir tualetą bėgioti. Ir jeigu tai daryti tiesiog ayahuaskos sesiją, labai patartina prieš tai turėti 2 savaičių dietą, valgyti paprastesnį maistą, be druskos, be cukraus, be visokių svaiginančių dalykų ar aktyviųjų medžiagų. Nes tada organizmas bus išvalytas ir jūs jau iš karto perėsit į tą intelektualinį arba energetinį mokymosi lygį. Ir iš tikrųjų ten pas mus tas išvalymas buvo, aš nežinau, ar tai įdomu, ką aš viską pasakoju, bet aš greitai čia, nes čia technika. Jo. Tai kai aš sakiau, kad iš vienos pusės labai svarbus ketinimas, dėl ko tu važiuoji ten. Ir kaip man pasakė, aš pajaučiau, kad mano kelionė prasidėjo ne kada aš lėktuvą atsisėdau, o kada aš nusprendžiau važiuoti. Nes tada prasidėjo man, kodėl aš važiuoju, palieku dukrą pusę metų. Ir visi tie dalykai pradėjo virti ir keisti mane. Kai aš ten atvažiavau, kitas elementas tai buvo ne taip, kad mes gėrėm ayahuaską ir pastoviai buvom kitoj būsenoj, bet tai buvo dieta į tam tikrą augalą. Augalą parinko šamanas ir iš tikrųjų tai yra, aš paskui gal daeisiu iki tam tikrų, kodėl augalas, bet pirmą savaitę aš gėriau tik tai augalą be jokios ayahuaskos. 10, toks medis, jo žievė išvyriau. Ir išgeriu, tai buvo įdomu, įdomus tokie patyrimai. Iš pradžių mano tas, nežinau, ar augalas, bet taip suvežė ir didelis noras įkišti pirštus į žemę, kažkaip joje būti. Nuo to momento atsirado pas mane suvokimas, kad žemė tai yra elementas labai svarbus, ten paskui vanduo, oras, ugnys. Ir aš pajaučiau, kad visi tie elementai pas mus tam tikroj pusiausvyrai funkcionuoja. Ugnys sukūrė energiją, svajonės, tikslus ir mes kažkur bėgam ir dėl jo gyvenam. Tai galima sakyti mūsų gyvenimo priežastis. Mes kaip ugnys atėjom, kaip energija į kūną. Ir tas kūnas pradėjo lipdytis iš ląstelių. Ugnys tai yra charakterio dalis, tai yra žmonės, kurie labai greitai kažko nori, kažkur siekia. Bet jeigu per daug ugnies, jis išdegina ir kūną, ir sveikatą. Ir pavyzdžiui, vanduo tai yra, jeigu charakteris, tai yra santykiai. Tai mano buvo toks jau pirmas įėjimas, paskui atsirado planetos, paskui atsirado zodiako ženklai, viskas. Ir atėjo periodas, kada aš pradėjau gerti ayahuaską. Ir tai buvo 2 dienos mes geriam ayahuaską šitą, šamanai mums dainuoja. Ir per tą dainavimą iš tikrųjų įeini į būseną ir visos tos temos, galima sakyti, kaip atskiros knygos vis atsiveria, tu perskaitai apie zodiakus, perskaitai apie planetas, perskaitai kaip mėnulis įtakoja. Iš vienos pusės tai ne taip, kad skaitimas, o tu viską labai jautriai išjauti ant savęs. Mėnulis atsiranda ir tu jauti, kad šiandien diena jau kitokia negu prieš 3 dienas. Bet tai baigėsi man kažkur po 3 savaičių visi tie mokymai intelektualūs. Nes buvo įdomus toks momentas, jausmas, kad aš atėjau su senu mąstymu, galvodamas, kad visos žinios yra kažkur išorėje, neapibrėžtume, ir aš jos paimu kaip knygą bibliotekoje, atsiveriu, perskaitau ir tai tampa žinojimu. Ir ten aš supratau, kad nėra išorėje žinių, o visos žinios tai yra manyje, ta biblioteka tai visada manyje. Ir tiesiog toj būsenai aš moku pažvelgti viskam, kiekvienai temai, būti dėmesingu, įsigilinti ir pamatyti tame. Ir tai nebuvo iš išorės mokymasis. Tada aš supratau, kad aplamai nereikia tų žinių, kad normaliai gyventi. Ir aplamai tai yra apsunkinimas gyvenimo, intelektualus apsunkinimas. Aš apsidžiaugiau, kad gavau priėjimą prie bibliotekos. O tuo pačiu visą grupę, pradžioje tai buvo 20 žmonių, paskui dėl skirtingų priežasčių kai kurie išvažinėjo, mūsų liko taip 10. Bet dauguma dirbo ant energijų ir labai taip stipriai, svarbiausia tai yra energijos
atrasti savo energiją. Ir man tai buvo labai nesuprantamas dalykas, kas yra energijos, kaip ją atrasti. Jie atranda, kai kurie į kontaktą su savo augalu įeina. Aš vieną kartą nuėjau, ten pagavau jį, kaip per pertrauką pamokuose mokyklai. Tai mane mokinsi ar nemokinsi. Čia vienintelis toks momentas, kurį aš galėčiau pavadinti toks, kontaktas. Kitaip aš nežinau, kaip jis mane mokina. Augalą. Šamana buvo kitas momentas, kai aš pavėlavau į ceremoniją. Atėjau, visi jau išskrydę. Šamanas jau irgi ten jau užgesino savo pipkę. Ir aš jį žadinu ir sakau, man ajavaskas. Jis ilgai negalėjo suprasti, ko jam reikia, bet suprato, įpylė ir aš juos pavijau. Tai man buvo įdomu energijos, tos spirit, kurios jie mato, tamsios, šviesios. Aš galvoju, kad aš toks mokinys, kuris kažkur liko pirmoje klasėje, visi jau ten universitetus išvažiavo. Ir paskui po truputį, aš nežinau, kaip paaiškinti tas energijas, aš galvoju per biologinį tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, kiekviena, ten daktaras pas mus yra, bet pas mus ląstelės atsinaujina, tai pati seniausia gal ląstelė kūno, jai 7, maksimum 10 metų, tai kaulo ar akių ląstelė. Reiškia, iš mūsų kūno nieko nėra nuo jo gimimo. Odos ląstelės keičiasi per 5 dienas, atsinaujina. Ir man labai įdomu, kad kiekviena nauja ląstelė, jinai atsiranda ir jinai atsiranda to pačio Olego pavidale. Reiškia, kažkokia yra programa ar informacinė bazė, pagal kurią ląstelės atsinaujina. Kaip? Ten kažkas tai moksliškai ištyrė, bet ir ar tai būtų programa, ar tai būtų informacija, ar tai būtų energija, kurioje yra ir lygos, ir yra ir charakteris, ir yra ir sveikatos, ir tai yra kažkokia bazė. Tai reiškia, serga ne kūnas, ne ląstelės, o serga, tą galima sakyti, energija mūsų. Ir ta energija, jinai labai, tada aš supratau, kas yra energija. Jinai labai gali keistis, kai mes ateinam į tam tikrų žmonių grupę, kai mes perskaitam, vieną postą Facebook'e arba pažiūrim vieną filmą, tos energijos keičiasi ir kartu su jais galima gauti ir ligų, galima gauti ir kažkokių nuoskaudų. Bet tai buvo ne taip, kad vėl intelektualinis naujos temos žvalgymas, bet tai buvo labai stiprus man praktinį išgyvenimą, kada aš tiesiog ateidavau pas skirtingus savo artimus žmonės, kurie serga. Pavyzdžiui, viena mergina turi nuolatinius skausmus galvoje, kur nei vienas gydytojas nesuprato ir dar neištyrė, nesurado kaip gydyti. Ir kas buvo tas atėjimas, kad iš pradžių man tiesiog buvo taip jos gaila, išjautrintas ten labai, kad net apsiverkiau, galvoju, jinai verkia naktimis nuo to skausmo. Apsiverkiau, paskui lieku toj temai ir paskui man buvo tiesiog įdomu, o kas yra skausmas galvoje, kurį negali pakęsti. Toks jausmas buvo, kad aš įėjau į jos energiją ir tas skausmas atsirado mano galvoje, toj pačioj vietoj. Ir aš sėdžiu jos energiją arba jos informaciniam tam visam pavydale su to pačiu skausmu. Ir aš jaučiu, kad ten jautrumas ne tik tai psichologinis, bet ir visi pojūčiai, garsai, kvapai. Ir pavyzdžiui, jeigu čia kažkas rūkama pačiu, toks smirdantis tabakas, iš karto man jis smirdantis, kai kuriems patinka. Bet kūnas reaguoja vienaip. Jeigu kitam kampe, netgi kitam kambarį kažkas pasikvėpino tais Aqua de Florida, tais augalais, kitokia reakcija kūno. Ir kada aš jaučiau šviežesnį tokį kvapą, gaivesnį, aš jaučiau, lyg tai degonys pradeda vaikščioti, tas skausmas sumažėja. Man tai buvo toks nustebintas, kad prisiminiau, kad kažkas tai vadina aromaterapija, kažkur knygos rašo, viskas, bet aš ištyriau tą visą ligą ir supratau, kad jai reikia tos kvapais tą galvos skausmą. Paskui aš prisijungdavau prie vienas man artimas žmogus, jis dabar serga labai stipriai, širdies skausmai, ir aš tiesiog prisijungdavau prie jo širdies ir bandžiau su to ritmu kažkaip savo ritmu. Aš supratau, kad tai labai pavojinga
Nes jeigu aš pamiršiu savo informaciją arba aš jos nebūsiu stiprus savo energiją, aš galiu įeiti į tą skausmą ir to skausmo dalį arba visą nunešti į save. Iš tikrųjų, taip ir vyksta pas mus, kai aš pavyzdžiui, girdėjau tokių įdomių istorijų, kad viena grupė darė spektaklį apie sergančius vėžių žmonės ir jie, kad tą suprasti labiau, jie nuvažiavo į ligoninę ir ten gyveno, kad iš vidaus. Ir paskui po kažkiek metų jie visi išmirė nuo vėžių. Tai ta energija iš tikrųjų jinai vaikšta ir jeigu mes nemokam atsiriboti, nemokam būti savo energijoje, tai mes tiesiog atsitiktinai ją paimam. Ir man labai tai padėjo suprasti savo vietą coachinge, psichoterapijoje, aplamai darbe su žmonėmis. Nes vienas, kada aš intelektualiai dirbu, kaip užduodu teisingus klausimus, o kitas, kada aš lieku savo energiją, mano energija švari, be skausmo, tada žmogus jos ir pasikrauna. Ir tai gali būti netgi ne pokalbis, tai gali būti tiesiog buvimas šalia, aš galiu tylėti ir ta tyla, jinai daug ką keičia. Iš kitos pusės lygiai taip pat, kaip minimum, netgi to nereikia gal suprasti, bet jeigu jūs jaučiatės blogai tam tikrose vietose ar žmonėse, tiesiog nueikite šoną nuo ten. Tai buvo antras toks įdomus etapas. Ir iš tikrųjų jame aš nuėjau ir aš jaučiau, kad visi tame ir dirba. Ir ką daro šamanai, jie sustiprina tą energiją ir ją apsaugo. Jie netgi specialios tas vykras, dainavimas, būtent apsaugojimui energijos. Ir visas jų sesijos, tai yra šamanai, jie kaip darbuotojai. Ir jų klientai tai yra, kurie išsivalo nuo nuoskaudų, nuo to triukšmo, nuo skirtingų tų blogų arba neteisingų energijų, savo kažkokių baimių. Ir tai tas ir ląstelių toks išvalymas kaip fizinis, nes daug ir vieni, ir tualetą bėgioja. Ir labai toks psichologinis. Ten išeini, gali nieko nesuprasti, bet labai toks palengvėjimas. Jeigu ilgiau su jais dirbti su šamanais, tai jie daro tokią ir kaip apsaugą. Man buvo įdomu eiti toliau, nes šitoje vietoje lyg tai supratau. Ir kas toliau buvo įdomu, nes man nepriėmiau aš to fakto, kad yra bloga energija ir gera energija. Blogas žmogus ir geras žmogus. Ir kada jie pradėjo, ten iš tikrųjų, pavyzdžiui, nes mums uždraudė valgyti saldų, mūsų gliukozę maistą. Nes tai iš karto energiją sukuria. Uždraudė ten į Facebookus, ne taip, kad uždraudė, bet patarė to nedaryti. Išvažinėti į išorę. Kai kurie į pilną izoliaciją išeina, pavyzdžiui, 2 savaitės tiesiog nekalba, sėdi savo kambarį. Pirmą savaitę ir aš sėdėjau kambarį, kad tiesiog tą energiją išvalyti. Ir tas visas, daug turistų ir iš Ukrainos, iš Rusijos, kurie rimtai važiuoja į tą asketizmą. Tiesiog kaip oloje arba džiunglėse atsidėti, kad visas tas triukšmas išeitų. Tai aš netikėjau, kad yra bloga energija ir aš supratau, kad yra skirtingos energijos ir aš norėjau jos patirti. Tai pirmas toks gal buvo mano stiprus patyrimas, kada aš pradėjau žaisti su tamsa. Dėl ko aš atėjau į tą Ajavaską, tai pirmas žmogus tai buvo Vorapajevas, kuris man, tai yra, jis režisierius, iliuzijos pjesės autorius, kuris man daug kažką pasakydavo ir paminėdavo, kai aš mokiausi iš augalo, aš pagalvojau kažkoks, nesupratau mokymuose iš augalo. Bet paskui jis, kai papasakojo, man pasidarė įdomu. Ir jis man sakė, kad kai ten važiuosi, prisimink visada, kad tamsą gali тьму побороть можно не борьбой с тьмой, а только светом. Tamsą galima nugalėti ne kovojant prieš tamsą, a tik su šviesa. Ir eik visada su šviesa. Ir netikėk šamanams, jeigu jie kažkur tave veda. Jie gali tave tik palydėti ten, kur tu eini. Visada atrink šviesą. Ir kada man buvo, aš supratau, kad tamsa tai yra ta bloga energija. Ir jeigu aš netikiu, kad tai yra bloga energija, tada aš turiu ją pažinti. Ir buvo viena iš ceremonijų, man bloga ir liktai siurbė į mane ta tamsa. Ir toks momentas, kad aš tiesiog pasimeldžiau ir pasakiau šviesai, Dievui, meiliai, tą pagrindinį energiją, iš kurios mes atėjom. Kad gerai, aš einu, jeigu mane tai siurbė, aš atsiduodu jai ir
tu manim pasirūpinsi, nu, arba pasitiksi anapus, nu, arba aš grįšiu. Nu, bet padaryk taip, kaip aš atsikračiau atsakomybės ir nuėjau ten, kur traukia. Ir įdomu, aš nuėjau į pilną tamsą ir ten prasidėjo nuo tų įkarų, nuo dainavimo, tokie kaip žiežirbai, nu, atskiri kaip šviesos gabaliukai. Ir aš susifokusuodavau į tos gabaliukus ir ėjau kaip tuneliu link jų. Ir išėjau. Tada aš supratau, kad nėra kaip tokios mirties, nes tai yra tamsa, kaip naktis, ir bijoti mirties tas pats, kas bijoti naktį užmigti. Ir tamsa tai yra tas ciklo dalis, kurią mes pailsim, kurią atsigaunam, kurią energija grįžta lik namo, kad paskui vėl atgimti, vėl paskui kažkaip dalyvauti. Ir aš tada supratau, kad mano gydymas arba kovojimas su lygom netenka prasmės. Jeigu antras etapas, tai, pavyzdžiui, ir psichoterapija, ir ar tai būtų šamanizmas, tai reikia su tokiu ketinimu, kad man skauda, kai kitam skauda, ir aš turiu jam padėti, nešti šviesą į žemę. Tai kai supratau, kad tamsa nėra blogis, man tada viskas buvo lyg tai toks pakabintas tokioj pusiausvyroj, priėmime. Tada pradėjau mokytis, lyg tai kaip trečias toks etapas, mokytis priimti skirtingas, pažinti skirtingas energijas. Tada nupirkau savo bananų saldžių, suvalgiau, ir įdomu, kada pusantro mėnesio valgai tik tai ryžius, suvalgai vieną, tokie mažiai saldus bananai, tai net vibracija pirštasi, kitokia energija. Po 3 dienų pridėjau dar obuolių, dar kitokią energiją, pradėjau bendrauti, jaučiau kaip skirtingi pokalbiai, pavyzdžiui, 10 minučių vienoje diskusijai sudalyvauju Facebook'e, jau kitoks jausmas. Jausdavau, kad kai kur per stipriai reaguoju, ten mokinių buvo. Pradėjau važinėti į miestą, ir ieškojau skirtingų pagundų, ieškojau, ko aš bijau ir ko aš negaliu dar priimti. Sunkiausia buvo iš tikrųjų, ko aš dar neperėjau ir nežinau, ar noriu aš taip toli eiti. Jeigu aš priimu savo mirtį, sunku ją priimti iš tos prasmės, kad aš žinau, pavyzdžiui, kad kas bus su mano artimais, kai manęs nebus. Čia buvo man labai sunku. Kitas priimti mirtį arba, pavyzdžiui, lygą savo artimųjų žmonių. Labai sunku. Arba, pavyzdžiui, aš kai buvau Afrikoje, mačiau daug labai alkanų vaikų. Jeigu gyvenime yra Dievas ir jis visko rūpinasi, tai kaip tada yra su tais vaikais? Ar čia kažkoks juokas, ar čia kažkokia klaida, brokas, ar kažkoks apsileidimas? Ir priėmimas tai būtų, aš savo pasakiau, jeigu aš galėsiu žiūrint į tokį vaiką, ne taip, kad žiūrint, važiuojant į Afriką, bet nuotrauka atsiranda prieš mane. Aš matau, 4 metų vaikas laiko kitą vaiką ir jie būtų vėl sveria 10 kg. Tai yra tokių nuotraukų kartais. Ir žiūrint į juos, linksmai juoktis. Arba džiaugtis, kad tai irgi yra pusiausvėra. Aš galvoju, jeigu aš sugebėsiu juoktis ir aš likti juokiuosi, o ašaros eina. Tai buvo toks labai ant krašto, ant ašies darbas. Nes aš supratau, kad aš nustojau gydyti tos žmonės, nes tai merginai, kai aš parašiau, aš pamačiau, kad jinai priešinasi nuo tų patarimų, nuo tos aromaterapijos. Ir aš pamačiau, kad jai reikia, jeigu tos lygos nebus, jai lyga duoda, nes kai jai neskauda galva, jinai labai stipriai išgyvena gyvenimą, jinai labai stipriai jaučiasi gyva. Ir jai reikia to skausmo, kad kai jo nėra, jaustis gyvai. Ir kai skausmas yra, jinai irgi tam tikrą gyvybiškumą jaučia. Bet kada jinai išmoks jaustis gyva be skausmo, jis bus nereikalingas šitai programai, tas skausmas, ir dings. Ir tada tas pats, pavyzdžiui, su to senų žmogum, pas kurį su širdim problema, aš supratau, kad aš lyg tai jį gelbėjau nuo mirties, bet aš tada turiu būti tikras, kad mirtis yra blogis. To tikrumo neturiu, tada aš turiu pasitikėti, kad tiesiog Dievas pasirūpins ir jo, ir aš negydysiu jo, bet tiesiog padėsiu jam priimti ir mirtį, ir sveikatą. Ir tada mano toks darbas ar pozicija šalia žmogaus negydyti, nevesti jį kažkur, o tiesiog būti šalia
kad jis galėtų viską priimti. Nežinau, gal sunku čia suprasti, tai va tokie trys ir įdomu, kad ant galo aš bandžiau žavėtis merginom, prisimenu, atėjo vokietis pas mus, tai mes su tais norvegai mango pripirko, aš ten bananai, viskas, tik tai baigė šamanai dainuoti, mes į savo kambariuką įjungiam skirtingas muzikas, nu ir pas mus vaisių partija. Paskui aš radau ten kelias tokias nuotraukas ir vokietis atėjo ir aš jam parodžiau, ten gal matėte, aš pakeičiau netgi profilą, nuotrauką vieną. Jis kai pamatė, nusikryžiavo, negalima. Aš jam sugadinau gal porą savaičių dietos. Ir paskui buvo įdomu, kai pirmas mano sesijas buvo, aš supratau, kad galima mokytis tik tai tokia meditacinė būsena, tik tai įeinant į tokią šviesumą, tik valgant vegetarišką maistą, klausant neritmišką tokį tolygų muziką. Ir aš vengdavau konceptų, vengdavau intelektualizacijos ir tokio struktūros. Ieškojau visur neapibrėžtumo, kūrybiškumo, laisvės ir tokio gal lengvumo. Bet šitoje vietoje aš supratau, kad tas konstruktyvumas, struktūriškumas tai yra ta pati gyvenimo dalis, mūsų kiekvieno dalis, aš ją pamilau ir man patiko tada muzika. Tas norvegas, jis ją mėgsta, galvoju, faina, kaip jinai gerai struktūruoja. Aš nesitikėjau, nes aš važiavau į Peru būtent išmokti gyventi be mėsos, gamtoje, muzikoje, toks išskrydęs. Tada aš supratau, koks blogis, bet kokios religijos tai yra blogis, nes jos lyg tai bando mūsų kūną išvesti į kažkokią šviesą, vengdami tamsos. Ar tai būtų dietos konceptai, ar tai būtų meditacijos konceptai, kažkokių fizinių pratimų. Mes lyg tai savo kūną nutarėm pamokinti. Ir man kažkaip po pabaigą aš supratau, kad vienintelė tiesa yra, tai yra biologinė, galima sakyti, instinktyvinė tiesa, ko kūnas nori, kad nustoti jį kankinti. Būti, nežinau, to augalu, kuris tiesiog auga. Aš supratau, kad čia gal dėkingas to augalu, kuris mane išmoko būti augalu. Ir pasitikėti tą tiesą. Jeigu aš noriu mėsos, kuri mane struktūruoja, žinot, kodėl mėsa, labai išjaučiau, kodėl mėsa, kabutėse, blogai. Nes kai miršta tas kūnas arba jį užmuša, toje mėsoje lieka daug labai informacijos, skausmo, prievartos, mirties informacijos. Ir kai aš sakiau, kad mes gaunam tą energiją iš buvimą tarp žmonių, mes labai daug energijos gaunam iš maisto, kurį suvalgom. Kai kur ir sako, kad tu esi tai, ką tu valgai. Ir aš mačiau, kad žmonės, kurie valgo vegetarišką maistą, jie neagresyvūs, jie priimantis, jie lengvesni, jie tokie kūrybiškesni. Tie, kurie valgo daugiau kiaulienos mėsos, ne taip, kad aš dabar lyginu, kad šitie geresni, blogesni, ne. Jie labiau kovoja, nes jie turi informaciją kovos, nes tas kūnas paskutinį momentą jis norėjo išgyventi, bet jį pakirto. Bet kova nėra blogai. Tai yra tam tikro ciklo dalis, gyvybės ciklo. Ir jeigu kova kažką užmuša, jinai išlaisvina vietą kažkokiam naujam procesui. Ir tas užmušimas netgi nėra, kad tai pabaiga, tai yra transformacija į naują. Ir įdomu. Ir aš pagalvoju, tai yra didelis laimėjimas, nes aš tiesiog, jeigu pradžioje aš galvoju, kiek man dar reikės mokytis, važiuoti ten pas kokius jogus į Tibetą, kiek valgyti žolelių visokių, ten dietoj sėdėti. O aš grįžau, aš valgau viską iš karto, nors man pasakė, kad kiaulienos visai po šitos dietos negalima valgyti, mėsos pusę metų nevalgyti, nesibučiuoti, merginas nežiūrėti ilgai. Aš ne taip, kad aš specialiai noriu pradėti kuo greičiau visą tai daryti, bet aš tiesiog tuo nesipriešinu. Ir net nežiūriu, ar... Jo.
Ir man įdomu stebėti, aš ją valgau su sąžinės griaužėtim, ar kažkaip, ar ne. Jo. Ar ta mergina, toks apmokymas toks buvo. Aš tiesiog valgau. Ir įdomu, aš grįžau į tą Olegą, nuo kurio bėgau, su tokia meilė jam. Ir taip toks gerai, kad kažkaip nusiraminau, kad nėra kur bėgti, nuo ko bėgti. Aš nežinau, gal aš paliksiu tą, paskui bėgsiu. Bet ir netgi kai bėgsiu, aš noriu leisti savo bėgti. Reikia jam dabar bėgti. Prisivalgė mėsos ir bėga. Kaip? Olegas. Kuris nežino, kas tas Olegas. Nežinau. Ir svarbiausia įdomu, ir nenoriu žinoti. Čia man svarbiausias momentas, nes... Kur grįžau? Ne, aš grįžau, kad tiesiog aš supratau, aš lygiai toks pat kaip augalas, kuris gimė kaip energija, turi augti prie šviesos trauktis. Kaip aš žinau, kad tai yra šviesa, nes tai sukelia manyje energiją. Ir aš tada link to einu, kaip augalas, saulė atsiranda, ten yra tokių daug gėlių Amazonėje, kurie tiesiog iš karto per 15 minučių atsiveria. Aš galvoju, ir būti jautriam tokiem paprastiem dalykam atsiranda be jokių koncepcijų. Nes koncepcija, jeigu aš žinosiu, kas aš, tai kai aš tai sužinojau, aš neleidžiu savo būti rytoj kitam. Ir mane tai, jeigu ne visiškai sustabdo, bet sulėtina labai. Jo. Įdomu buvo matyti, lyginti procesus, pavyzdžiui, dėl ko žmonės važiavo. Kai kurie ten atvažiavo, buvo gal 3, kurie vėžių serga. Jie ieškojo ten meistrų. Pas vieną merginą toks įdomu buvo istorija. Aš kai atvažiavau, mane pasitiko gerą pažįstamą, su tokiais žodžiais: atsisėsk dabar, tu turi sėdėti, nes tai, ką aš tau pasakysiu, tu tiesiog pasiruošk pačiam blogiausiam žiniom. Aš sėdau, jinai net dreba. Ir taip sako, jiem visiems stogas pavažiavo. Jie narkomanai su stažu. Viskas. Arba aš iš čia važiuoju, arba mums reikia gelbėti, jos vyrą, viskas. Aš suprantu, kažkas tai čia tikrai rimta. Bet man galvoju, tada įdomu. Kelionė bus įdomi. Paskui supratau, kad ten, kur jie nuvažiavo, aš pavėlavau, grupė prasidėjo gruodžio pradžioje, visi nuvažiavo ten lapkričio pabaigoje. Aš vėliau 2 savaitėm prisijungiau. Ir kai aš prisijungiau, iš tikrųjų jie nuvažiavo į džiunglės, ten tokia kaip pagrindinė Maloka vadinasi vieta, kur visi daro ceremonijas, ir atskiri namukai. Ir kai jie pradėjo, ten nėra nei tualeto, nei nieko, kažkas atneša to vandens, ryžių, kažkokių plantos, tai yra bananai be skonio, kaip bulvės. Ir jie tiesiog tą verda, padaro savo kiekvienas iškasa duobutę, kad ten daryti gamtinius dalykus. Ir taip gyvena, kad kuo mažiau bendrauti. Bet ten yra dalykas lietus, kur, pavyzdžiui, per 3 valandas gali ant metro kilti vanduo. Ir tas vanduo tiesiog išeina ir nėra upių, nėra žemės, tiesiog visur vanduo. Ir tie namukai gavosi, kad netgi namukuose tiek vandens. O tos duobutės, viskas, kas duobutėse, galima sakyti, iškylo. Ir jie tiesiog ten išplauna tos indus, paskui iš ten vandenį paima, išveria tos ryžius. Čia jau reikia labai būti tokiam pasiruošusiam rimtą procesą. Ir kai kurie pradėjo bėgti iš ten. Paskui tie šamanai išsigando labai ir pamatė jie tam vizijas naktį, kad po 2 dienų visi mirsim. Aš taip pažiūrėjau kalendorių, 21 gruodžio tikrai visi mirsim. Galvoju, bet įdomi mirtis bus tarp šamanų. Ir žodžiu, tada šamanai jau iš ten pabėgo.
Aš kai atvažiavau, ten paprašiau to vieną, ten susidraugavau su vietiniu, paprašiau motociklo, važiuoju, tie šamanai neša savo tokius, vat, ir vat, tiek vandens, ten aš nuotrauką net buvau Facebooką įkėlęs, per tiek vandens jie eina pusiau gyvi, pavargę, padėjau kai kuriems, tada tik tai jau baltieji ten iš ten išėjo, nes, nu, vat, ir iš tikrųjų pasikeitė, kai kurie išsigando, ir vat, kuri, nu, merginos tiesiog palūžo. Ir jie pradėjo ieškoti savo šamanų. Tai va ta mergina, kuri vėžio sirgo, aš grįžau ir galvoju, nu gerai, aš čia pabandysiu skirtingų ceremonijų. Radau vieną šamaną, nuėjau pas jį namuose, ten vaikai guli ant cemento, ten kažkas miega. Čia jinai atėjo, man davė tos ajavaskos, jos sesė, kažką pabendravo, pradėjo dainuoti. Tokiam buitiniam lygmenį, bet man įdomu buvo, kad tas šamanizmas tai nėra kažkoks atskirtas nuo gyvenimo. Tai yra kas trečias namas tam vat, kaimelėje, tai vat, nu, naktį ceremonija, ten kažkas vyksta. Bet įdomu buvo, kad už sienos 95 metų šamanas tiesiog miršta. O tokie nagai, jis silpsta, miršta, niekas jau nesirūpina šeimoje, nes miršta. Ir aš galvoju, man buvo vat, sunku suprasti, vat, jis visą gyvenimą prabuvo šamanų, daug anūkų, vaikų, kurie šamanizmą perėmė, o jis tiesiog praktiškai miršta. Ir ta vėžio, kuris serga, nu, vat, pradėjo, jinai visur ten, visais rūpinasi, ten maitino šuniukus, katytės. Ir jinai to šamano nuvežė į ligoninę, pravalė, ten lašelinės pastatė, nupirko jam, kiekvieną dieną pirko ten brangiausius vaistus. Po savaitės, po 2 savaičių, tas šamanas atsistatė, pradėjo jau kalbėti. Ir po mėnesio jis jau pradėjo vaikščioti ir pradėjo su ją dirbti. Atidarė jai dietą ir pradėjo kiekvieną dieną jai ceremonijas daryti. Man tokia įdomi vat, istorija. Vat, ir kai mūsų liko 10, aš prisimenu, buvo tiesiog 2 dienas ateina, pavyzdžiui, šamanai padirba, 3 dienas poilsis. Vat, ir ten viena šamanė, labai stipri tokia, Manuela, nesuprasti, ten amžius jos tarp 50 ir 100 metų kažkur tarpuose. Bet tokie, labai, jeigu taip, labai šlikšti. Tokia visa, bet kai pradeda dainuoti, jinai nuo vaikiško tokio plono balselio iki tokio vyriško grubaus ir tiek energijos iš karto pereina. Jinai vieną savaitę ten sirgo ir tiesiog kažkoks kosulys, čia pulinys atsiranda ir jinai pakosė, bet taip irgi... Ir ten visas toks sugalvoja, kad... Bet kartais jinai po 3 valandų jinai pradeda kažkaip valytis, kažką siurbia į save, garsai tokie, kur aš negirdėjau nei kinuose, nei nieko, nei... Įsiurbė, paskui po 10 siurbimų pradeda burbuliuoti, kuosi tuo pačiu ir kvėpuoti. Tai aš galvoju, tavo, Olegai, priėmimo užduotys. Ar gali tai priimti kaip muziką, kaip melodija? Ir taip susikoncentruoju, taip krato, bet priimu. Ir kažkaip atrandu, kad tas kosulys ir manyje yra kažkiek, ir tai yra muzika, ir tai yra iš tikrųjų natūralu. Nes jinai tai daro visiškai be pasigėdimo, be kažkokio komplekso. Jo, jinai padaro ir toliau dainuoja. Jei tai nėra netgi, ir joks šamanas į tai nereaguoja. Jo, bet įdomu buvo, kad mūsų vadovė, jinai sako, dabar labai daug blogos energijos išeina. O aš kaip tik priėmiau visą tą energiją. Jis sako, mes turim, jūs turit mokėti su ją kovoti ir, dabar turim rūkyti. Ir visi tas pypkės ištraukė su tom apačiu ir visą salę pradeda dirbti. Ir tada aš supratau, kad aš jau vėl nepapuoliau į tą klasę. Anksčiau 1 klasėje užstrigau, dabar kažkokiai kitoj mokyklai. Ir aš netgi biškį pasitraukdavau, kada jie pradėdavo kalbėti po ceremonijų dienos metu apie kovas su blogom energijom. Ir tada aš supratau, kad tai yra ta kova, tas dualinis pasaulis yra gėris, blogis. Tai yra kažkoks sugalvojimas. Ir vienas momentas buvo, kada aš pareiškiau, net Facebook'e parašiau, kad gimė šamanas, kada aš praėjau kelis kartus per mirties tą slenkstį, tą tamsą, vėl atradau šviesą. Aš pagalvoju, geras, dabar tie šamanai paims ir mane ten jau nukaus, nes daug skaičiau ir ten yra pirų. Pavyzdžiui, yra šamanai, kurie dirba su tamsa energija ir tu sumoki jiem pinigus, kokiam nors savo priešui gali. Jie išsiunčia tokią kaip energetinę strėlę, jis pradeda sirgti, jeigu jis laiku nesuranda savo šamaną, kuris jį pagydo, tai jis gali ir numirti po mėnesio, pavyzdžiui. Jo, bet tų šamanų blogiečių vis mažiau ir mažiau, nes jiems tai yra darbas. Kai jums paprašo, pavyzdžiui, padaryti puslapį
internetinį, jūs nežiūrit, kokiem jums tikslam darot. Nes, tai jums darbas. Lygiai taip pat ir jiems. Vat, bet aš tada pagalvoju, kad jie kartais tų jaunų šamanų, jeigu jis įeina į tą ratą be kažkokie neturint dvasinių duchovnai sajūznikį. Bendrininkų, sąjungininkų. Ir tada jie labai pažeidžiami. Bet aš lygiai taip pat kaip į tą mirtį, jie galvoja, gerai, šaudykit į mane. Jeigu tai šviesai, tam Dievui reikia, kad aš numirčiau, jis mane pasitiks ten. Jeigu aš jam reikalingas čia, tai niekas su manim neatsitiks. Tada galite ir šaudyti. Ir įdomu. Ir tuo pačiu aš supratau, kad aš out of the rules. Ne šio žaidimo taisyklėse ir liktai kažkiek ir nepažeidžiamas. Bet kada tų taisyklių, būtent dualizmo, čia yra blogos energijos, čia šamanizmas juodas, o čia geras šamanizmas, yra daug, tai pagal tos taisyklės tu tada nuolat kovuoji, tu tada nuolat turi dirbti su savo energijom. Ir aš prisimenu, kai mes su savo norvegais nuvažiavom į miestą ir ten labai tokia žavi mergina buvo. Ir mes nuėjom, kažką nupirkom pas ją. Faina. Aš kitą dieną galvoju, nuvažiuosiu, dar norėjau vieną pakabuką iš jos nupirkti. Jie sako, ne, mes važiuosim, bet mes laukia pabūsim, nes jinai per stipriai veikia. Aš paskui dvi ceremonijas man sugadino. Tai jie net neėjo į vidų, nes reikėjo saugotis. Ir aš taip pagalvoju, aš bijojau, kad aš dabar išmoksiu šamanizmo ir man paskui namo grįšiu ir tokiai paranoja gyvensiu, kad bijosiu bet kokios blogos energijos. Ar tai būtų... Ir kažkaip taip išėjom. Paskui po mėnesio man labai patiko tie norvegai, su kuriais gyvenau. Iš kairės tai yra tatuiruočių meistras, paskui galėsit pamatyti, jis padarė tatuiruotę. Aš pradžioje jam pasakiau, sakau, jeigu pamatysi, tiesiog tu jauti mane, ten nereikia daug kalbėti, tu jauti. Ir sakau, man labai daug ceremonijų praeina per tos 4 elementus. Žemė, vanduo, viskas. Bet jeigu pamatysi vietą, kurioje vietoje tai turi būti, aš ją padarysiu. Jeigu matysi, kad man jos nereikia ir nematysi vietos, tai aš nedarysiu. Ir palikau tą klausimą. 2 dienas iki išvažiavimo jis man padovanojo Oleg gyvą mediciną. Medicina tai yra ayahuasca. Tas butelis, ten yra ayahuasca. Jo, negaila. Ar ayahuasca tu prašei? Jo, ir iš tikrųjų aš anksčiau bijodavau žmonių su daug tatuiruotėm, bet jis čia kažkoks paukštis toks, čia visko. Ir labai toks švelnus. Ir ryte jis atsikelia, jis per naktį ten prisižiūri tų vaizdų ir nuolat aš Facebook'e patalpinau jo paveikslus, labai tokie visada skirtingi. Jeigu, pavyzdžiui, čia buvo toks Mauro, aš irgi kelias dienas su juo praleidau, ėmiau interviu, padarysiu paskui filmuką su juo, kaip jis daro šitos paveikslus. Bet čia yra stilius, kuris jis išdirbo, jis 10 metų mokėsi tapyti džiunglės, paskui jis padarė porą sesijų su ayahuasca ir pamatė tokie 3D džiunglės. 3D aš vadinu, kur atsiranda, pavyzdžiui, ayahuasca, medis, kurį transformuojasi į gyvatę, pavyzdžiui, ir čia viskas susijungta, tarpusavėje kažkaip vienas bendras jungtis, čia šamanas, kuris prižiūri tokį dvasinį kaip pusiausvyrą. Jo, ir įdomu, bet jis turi savo stilių ir jame dirba. Jo, tai tas Kristoferas, jis kiekvieną kartą vis skirtingai. O iš desinės Oivinas, tai yra norvegų šamanas, jis ištyrė visus augalus. Iš vieno DMT paima, su juo aš išmokau, mes vyrėm tą ayahuaską, jeigu lieka tiek, supratom, kad nereikia pirkti iš naujo tos lianos, o galima tik čakrūnos lapų, už 20 litrų nuperkam ir savo visą litrą, kurio mėnesiui paskui užtenka, padarom. Bet jis tuo pačiu Norvegijoje daro būgnus šamaninius, labai gražius ir labai daug su muzika dirba. Jis paima įkaras šamaniškas, sujungia juos su šiuolaikinė tokia muzika ir gaunasi nerealiai. Tai kada baigdavosi mūsų šamaniškos ceremonijos su šamanais, mes nueidavom į kambarį, įjungdavom muziką, paimdavom tų bananų. Ir paskui mes pradėjom daryti asmeninės ceremonijas, kur jau be šamanų, mums vieninteliams leido tai daryti. Ir paskutinį visą mėnesį man gavosi, kad aš be perstojo 2 dienas su šamanu, 3 dienas mes tiesiog trysiam.
įdomu buvo, kad mes paskui jau pradėjom improvizuoti, ten į medų dedavom, tada jinai dar įdomiau kitaip veikia, paskui jinai surūgo, atidarai kaip šampano butelį išproksta, galvojam, gal jau nereikia, nu pabandom. Vat, ir... Vat. Aš galvoju, įmanoma. Šiaip pat jis labai atsakingai su ta muzika, pavyzdžiui, jeigu tai yra kažkokia šamana, kuris jam davė, arba įkaros, kurios buvo ceremonijai, jis būtinai turi atsiklausti, nes kad nepavogtų energijos. Nu, jis irgi toks, to dualizmo energetinio, labai atsargus. Aš tai galvoju, kad, nu ir pavogs, nu, tai vis tiek ištirpsta kažkaip energija visatoj. Tai man labai, vakar mes kažkaip susijungėm, sako, kai tu atvažiavai, pas mus rado visus mango ir labai didelis konfliktas kilo, uždraudė daryti asmeninės ceremonijos ir dabar mes be mango ir be ajahuaskos. Bet aš sakau, laukiu jūsų Norvegijai ir atvažiuosim. Kad tos ajahuaskos iš tikrųjų kartais ir nereikia. Ne taip, kad kartais ir nereikia. Galima į tą būseną papulti be jos. Jogai, darant meditacijas, pavyzdžiui, išmokstant po pusę valandos, po 15 minučių, jie iš tikrųjų irgi nueina į tokią kaip plačios sąmonės. Jie labai stipriai, muzika labai stipriai veikia. Jis sukuria energiją, tie būgnai, pavyzdžiui, tie norvegai turėjo būgną. Ir jeigu, pavyzdžiui, tam tikrų ritmų jis duoda vibraciją, bet būgnas turi būti, kai saulė yra, jis išdžiūna, tada jis gauna tokį kietumą ir duoda vibraciją. Jeigu saulės nėra, drėgnumas, tada mes jį džiovinam ant lempos, ten jau visai. Bet su tais būgnais kartais jau baigėsi ajahuaska, bet per muziką tu grįžti. Iš tikrųjų, ten bendravimo buvo mažai. Aš stengiuosi, aš buvau tas, kuris nemoka anglų kalbos ir aš netgi blogiau kalbėdavau, negu moku, kad tiesiog reikėtų mažiau kalbėti. Nes kai kalbi, tu pats save, kaip sakiau, apriboji. Nes viską, ką aš per šiandien suprantu, jeigu aš tai pradedu kažkaip formuoti, džiaugtis ir kažkokius sprendimus daryti, per kitą dieną tiek gauni, kad apsiveršia pasaulis visiškai kitaip. Paskui vėl kitaip, tada nustoji fiksuoti tą pratedimus, nustoji dalintis. Ir tuo pačiu tada išsidalino mūsų grupė, kai buvo mūsų aštuoniese, į dvi dalis. Vieni tokie kovotojai, kurie labai teisingai, su pastangom mokėsi, daug kalbėdavo, jie labai rimtai atsidėdavo visas ceremonijos, rūkydavo. O mes tokie, kurie dainuodavom, bendraudavom, valgydavom mango, toks buvo. Nu ir aš taip papasakojau, gal trumpai. Nežinau, mes galim pailsėti. Jo, pailsim. Jeigu taip iš naujo pasakyti, kad atvažiuoti ten ir pamatyti tikrą šamaną, aš galvoju, vienas iš 10 000 tikimybė. Kad ne tikrą šamaną, bet kuris būtų toks, kaip mes įsivaizduojam iš filmų, iš savo tokių vaikystės svajonių, kad atvažiuojam ir ten indėnai, kur nors džiunglėse gyvena. Iš tikrųjų reikia būti pasiruošusiam, kad jie visi jau mieste, visi ten, gal pusė iš jų turi mobilus telefonus. Ir jie dirba tai kaip darbą už pinigus ir kas dar, nežinau, gerai, blogai, bet gal per paskutinius 5 metus tai labai susikomercializavo. Jie visi turi savo atstovus. Nes, pavyzdžiui, šiaip su šamanu sunku susitarti arba nes pas juos manjana, ir tai yra metų toks kaip metų diena. Todėl tie atstovai kažkaip stabilumą. Ir tada gaunasi kainos labai skirtingos ant tų visų dalykų. Kainos gali būti už ceremoniją, pavyzdžiui, šamano ceremoniją. Galima kur nors į mišką nueiti, atrasti šamaną, kuris tiesiog gamtoje gyvena ir jam gera. Bet jis tada nemėgsta, kai pas jį ateina turistai. Bet visada gali ir padėti. Tada jis nemokamai jūs mokins ir metus, ir 3 metus tiesiog kartu su juo gyvensit. Kitas, jeigu jūs tiesiogiai susitarėt su šamanu, tai kažkur 50 litų, nuo 50 iki 100 litų už ceremoniją. Gali būti 2, 3, ceremonija nakties. Tai yra nebrangu. Jeigu jau kažkoks europietis atstovauja,
ten jau kainos $100. Yra tokie prašmatnus tokie centrai, vat, kur jau kinuose pasirodė ir tie šamanai, Blueberry, vat, vienas iš centrų. Ir ten jūs jau mokat už 7 dienas 2 su kažkiek $1000. Ir visi ten važiuoja, nes tai žinomas, pats žinomiausias pasaulyje šamanas. Bet tie, kurie turi su ko palyginti, sąžiningai prisipažįsta, kad ne pats geriausias procesas. Ir aš nuvažiavau, pas Šapybą buvau, visas mano procesas Šapybo. Kas man patinka, kad jie labai betarpiškai. Jie tiesiog gali ateiti, kaip sakiau, Abercrombie kelnes, maikutė Nike, jis taip pakalba, pasijuokia. Tu prieini, kai ceremonija vyksta, jis tiesiog tokį buteliuką turi, jo, gal 30 gramų toks įpila, tu pažiūrė, sakai, po komas, truputį daugiau, įpila daugiau, tu išgeri, kitas galima pajuokauti, pabendrauti. Kai visi išgeria, pusę valandos, 40 minučių praeina, ir paskui atsiranda ta būsena. Man patikdavo per tas pusę valandos nueiti į savo kambariuką iš karto šalia, įjungiu kokį nors Cloud Atlas filmą, žiūriu, ir taip žiūriu, opa, 3D. Ir svarbiausia, ne tik filme 3D, bet viskas tampa kartu su filmu. Mano kambarys, paskui žiūriu, oi, tuo pačiu metu šamanai pradėjo dainuoti. Tai kai jie jaučia, kad jie jau negalvoja, kad čia neišmąstyta daina, ne kažkoks tai, o tame jie pradeda dainuoti, padainuoja kartu ir paskui kiekvienas šamanas prieina prie atskiro žmogaus ir dainuoja jam. Ir tai gali būti labai skirtingos tokios energijos, nuo tokių plonų, be ritmo, iki tokio ir tada tuo pačiu metu 3 dirba. Ir tu gali klausyti 1, 2, 3, gali visą tą orkestrą klausyti. Tai labai, ir tada po 5, gauni tokį 5 valandų orkestrą, tokį, nežinau, dvasinį, energetinį orkestrą. Jo, pas mus būdavo, kad 2 naktis yra, o 3 naktis poilsis, jo. O kiek pas mus? Jo, įdomu, kiek jis trunka, nes, pavyzdžiui, jie padainuoja per 3 valandas, bet jeigu kažkokia, ta energija tokia stipri, tai jie tada paskui dainuoja. Ir prie jų prisijungia, tada mes savo būgnus ištraukiam, visokius dambrelius, tada visų kalbų tas dainavimas atsiranda. Ten ir Belgija dainuoja, ir vokiečiai, ir iš tikrųjų tada aš supratau, kad tas Ikaras, čia aš galiu dainuoti, kaip sakiau, Vaiduja nakonės paliom, puolė skaniom, rusiškai galiu dainuoti, bet jeigu tai darau iš vidaus ir su tokia, tai veikia. O tas, kai į centrą nuvažiavau, Ošaninko, ten jau toks centras $100 diena kainuoja, bet jeigu norit, kad būtų tobuloj vietoj, tobuloj gamtoj, tai tiesiog tada sumokat 2000 už 20 dienų. Ir nesvarbu, jūs galite gyventi atskiram namūkė džiunglėse, ir jums atneš per dieną 2 kartus ryžių gabaliuką, vis tiek $100. Ir šamanas visai kitoks darbas, ten gal 4 dienas poilsio, 1 dieną ceremonija. Šamanas sėdi atskirai, jo mokinys nešioja ten dūmus, padūmina, paskui įpila jis truputį avaskos, duoda mokiniui, jis nuneša žmogui. Ir tada gaunasi, šamanas sėdi kaip karalius, atskirtas nuo žmonių, ir paskui jis nudainuoja kaip tokia vaikiška dainelė, tokia, savo kalba. Pauzę tokią padaro, paskui jo mokinys padainuoja. Pauzę padaro, ir toks išdraskytas. Jeigu tie dainuoja nuolat, besikeičianti ir 3, ir prie kiekvieno, tai čia toks, kitaip. Tai man kažkaip, aš visai negavau to. Bet visas apipavidalinimas, čia plunksnos, gražus rūbai buvo. Bet kas man labai patiko, kitą dieną šamanas padarė tokią kelionę, kuri man parodė, kas yra iš tikrųjų šamanizmas. Tai nėra ceremonijos, kelionės į surrealistinį pasaulį. Bet tai yra toks labai, per tos kelionės supranti, kad visur yra gyvybė. Netgi akmenys yra gyva būtybė. Šamanai, jie sako, kad akmenys auga, jie keičiasi, jie juda. Jiem nėra laiko, tokio kaip mes, akmuo tai yra negyvas, nes jis nuolat stovi. Kada mes su juo vaikščiam, man vienas akmuo čia sako anakondos galva, ir iš tikrųjų pamačiau, kad anakondos galva, bet pats neatkreipčiau dėmesį, čia tiesiog akmuo. Paskui nueinam prie tokio medžio, gal plotis kaip šito kambario.
ir ten tokias šaknis nueina tokio storio į skirtingos pusės ir jis iš karto ištraukė tą cigaretę, mapačią, išbarstė vieną cigaretę ant šaknų, sako, jam patinka. Ir, bet su tokiu tikėjimu, kaip vaikas, jam patinka tas tabakas, paskui pradėjo rūkyti, dūmus jam duoda ir lipo tarp šaknų į tokią duobutę, čia sako mano mėgstamiausia vieta ir padėjo jam dainuoti medžiui. Ir tai yra vyras, kuriam 60 metų, jis nuo 12 metų šamanas ir iš tikrųjų visi šamanai, jie pasikrauna tokiuose izoliacijose gamtoje. Nes, pavyzdžiui, mieste aš girdėdavau apie gerus šamanus istorijas, kurie nusigėrė. Aš sakau, kaip nusigėrė, jeigu ayahuasca nuo narkotikų, nuo alkoholio jinai gydo. Bet sako, jeigu tu nedarai dietos, jeigu tu nenueini, pavyzdžiui, 3 mėnesiam, tai tiesiog tada tas triukšmas purvoje atsiranda ir viskas. Tai šamanas tas stipresnis, kuris ilgiau išbūna gamtoje, tarp tų medžių. Ir mes nuo vieno medžio eidavom į kitą medžią, prie kito medžio, jis visiems žinodavo pavadinimus, nuo vieno ten nupjauna žuvies gabaliuką ir ten kvapas kaip geriausių specų, norėjusi suvalgyti, bet sako, nevalgyk, bus blogai. Tai ir šitoj vietoje jis atsiskleidė kaip šamanas, bet kada jis darė ceremoniją, tai buvo tokia, liktai atvažiavo verslininkai, paprašė jį padirbti, ten jis dirba, o čia jis šamanas. Tai aš džiaugiuosi, kad man pavyko pamatyti tą šamanizmą. Tai buvo toks. Visi jie kažką daro, vyrai, ten tie šamanai, tos pipkės, moteris, pavyzdžiui, daro visų drabužių, skirtingų drabužių išsiuvinėja. Ir, pavyzdžiui, dieną, jeigu šamanė, arba jinai valgį daro, arba išsiūna. Jai kaip meditacija. Ir įdomu, kad šitie visi dalykai pagal šitus piešinį galima atpažinti, kokios genties tai yra piešinys. Mergaitėm netgi duoda tam tikrų lašų į akis, kad jinai galėtų matyti tos vaizdus. Čia padarė šamanė. Jeigu taip plačiau gal atsakyti, jeigu planuoti ten važiuoti, jokių būdų nepirkti tos kelionės čia per tarpininkus. Nes, pavyzdžiui, geriau, jeigu taip jau norit saugumą, nupirkti, pavyzdžiui, kažkokį mini programą, kad jums būtų priežastys ten nuvažiuoti, o ten iš karto jūs oro uostuose, jūs sutinkat, ten baltųjų nedaug, bet prieinat ir jūs matot, kad vienas ten pas šamanus nuvažiavo, kitas ten, jūs pradedat bendrauti, tada atrandot tai, kas jums yra geriausia. Ir kiek laiko, aš, pavyzdžiui, aš važiavau su ketinimu rimtai dirbti su savim ir važiavau 3 mėnesiam, bet pakeičiau bilietus, galvojau netgi po 1,5 mėnesio grįžti, bet likau ten 2 su kažkiek mėnesių, nes norėjau greičiau namo. Kai kurie ima tas dietas 10 dienų ir, pavyzdžiui, sako, tai jau daug, ir, pavyzdžiui, dietoje atsėdi, tiesiog izoliuoti namūkę, ir paskui gal padaro apie savaitę ceremonijų, apie 10 dienų. Aš sakyčiau, kad bet jis važinėja kiekvienais metais, pavyzdžiui, toks psichoterapeutas iš Ukrainos, jam tai kaip yra tokia išvalymo, tokia dvasinio tokio augimo kelionė. Ir tokia jis paima 3 savaitės ir aš galvoju, kad tai yra normalu, kad nesugadinti savo socialinio gyvenimo, darbų ar kažkokių dalykų, 3 savaitėm važiuoti. Nes per savaitę išsivalai, įeini į tas ramias energijas, savaitę kažkaip jau dirbi gilesniam lygmenį, o paskui po truputį jau išeidinėjai, kažkaip jau galvoji apie namų kontekstą. Aš labai stipriai norėjau namo. Aš galvoju, čia labai skirtingai. Kažkas nenori namo taip stipriai ir galėtų ten prabūti ir 0,5 metų. Vienas draugas dabar kaupia pinigus ir jis nori metams tiesiog važiuoti. Aš to nesuprantu. Mergina turi, bet jis laisvas nuo jos kažkaip jaučiasi. Ne, jis buvo mūsų ceremonijose Lietuvos kelis kartus.
Bet aš galvoju, bet aš jam tiesiog sakau, nepirk bilieto atgal po metų, tiesiog nupirk į vieną pusę. Ir čia geriausia, jeigu jūs nežinot, kiek jums laiko reikia, tada pirkti. Bet, pavyzdžiui, Peru šiaip brangi šalis, brangesnė negu Lietuva, aš taip pažiūrėjau. Kai nuvažiuoji, aišku, tam yra skirtingos kokybės, bet jeigu jūs geresnės kokybės norit, tai tam reikia pasiruošti. Ir susipažinau su rusais, kurie tam 5 metus jau dirba su rusų klientais. Sako, labai dabar anksčiau važiuodavo arba tokie, kurie mėgsta ekstremą, arba tokie dvasės ieškotojai, dvasinių patyrimų ieškotojai. Bet tokia specializuota publika, kurie neperka all including. O dabar visi, kurie važinėjo į Turkiją, į Egiptą, pradėjo važinėti ten ir jie priprato, kad už $500 jie gaudavo 4-5 žvaigždučių viešbučius. Tai ten, sako, para apie 1005 žvaigždučių, nes tai yra vienetai tokių viešbučių. Tai pavyzdžiui, sako, labai sunku jie su tuo. Tai visas tas, kad labai daug turistų atvažiuoja, vis sunkiau rasti tą tikrąją šamaną, erdvę, komercializuotai. Tada gaunasi, kaip sakau, man pavyko, kad sugebėjau su to šamanu nueiti į gamtą. Nes visur kitur jis dirba ir tu gauni tokį, tada geriau jau Lietuvoje pigiau. Geras klausimas užduodė vėl. Žinot, čia labai sunku, man įdomus tas klausimas, aš nagrinėjau, aš ir dabar netgi po ceremonijos man sunku būtų suprasti, kuris geras, kuris blogas. Vienintelis, kad kaip iš karto atskirti, kai į didmiestį atvažiuoja kokią Limą, tai tie visi blogieji, jie iš karto siūlo save. Geras šamanas jis savęs nesiūlys, tu turi jį atrasti, gerą šamaną. Nes jis tai nedaro už pinigus, jam tai yra tokia, tradicija kažkokia, viskas. O tie geri, kurie tau siūlo kur nors, kaip nors, tokie, aš mažiau galvoju, kad kuo tylesnis, tuo geresnis. Tai kaip tu pasiūlai susitikti? Jo, tai aš blogas šamanas. Ne taip, kad blogas šamanas, dar blogas verslininkas, visai nevykęs. Žinai, tai aš kaip sakau, jeigu anksčiau visiškai nepasikeitė, tik tai anksčiau aš buvau toks pat, bet draskantis save. To nori, to nenori, tai yra gerai, tai ir blogai. O dabar aš nedraskau savęs. Aš žinau, kad, pavyzdžiui, aš gal kitą kelionę norėsiu į Mongoliją, bet tuo pačiu žinau, o gal ir nenorėsiu. Bet nežinau, gal neatsakiau. Jo. Aš galvoju, aš myliu daugiau dukrą arba. Žinai, kame, aš gal pasakysiu, jeigu anksčiau, kada nėra tokios, kada yra draskimasis, aš liktai su dukra, bet aš labai dažnai galiu galvoti apie darbą, apie neužbaigtus dalykus, apie koks aš turiu būti dabar tėvas. Ir tada atsiranda daug konceptų, kurie mane išmuša iš tiesiog buvimo su ja. O kai tie konceptai nusiramina, kai man nesvarbu, kas ten su darbu, kas aš esu, tiesiog tada, kai aš su dukra, aš arčiau jos, liktai tame energetinėme lygmenyje, nes aš su ja. Aš nežinau, mažiau triukšmo yra. Tada galima sakyti, santykių ta pati valanda, jinai gaunasi labiau pripildyti. Nes, pavyzdžiui,
man buvo baisu, buvo labai stipri ceremonija man iki išvažiavimo, nes aš draskiausi, ar man likti su dukra, ar man važiuoti į Peru, nu tokie kaip du pasauliai. Jo, ir paskui aš taip giliai nuskaidau ir aš kaip tik buvau netgi su dukra šalia, kad aš supratau, kad nėra jokios vertės nei dukroje, nei šitoje kelionėje. Nu, toks buvo, kad visos vertybės, visos prasmės mes patys priduodame tam tikriem dalykams. Mes įprasminam dukras, artimuosius žmonius, lygiai taip pat įprasminam kelionės, laisvę, kūrybą, nepriklausomybę. Ir tada galima sakyti, aš supratau, kad nėra jokios atskiros prasmės. Jo, ir tai buvo labai, man, labai toks sunkus išgyvenimas, nes kaip taip, aš taip myliu dukrą, o gaunasi, kad tai yra mano sugalvotas prasmės dalykas. O tuo pačiu tai atveria man labai kitokį dalyką, kad iš tikrųjų aš galiu rinktis, man prasmė reikalinga tam, kad turėti ryšį su kažkuo pastovesniu. Ir vat prasmė tai yra mano ryšys. Ir tada aš suprantu, kad man prasmė reikalinga, man ryšys reikalingas ir aš galiu laisvai, kaip toks kūrėjas, įprasminti tai, su kuo aš noriu turėti ryšį. Jo, ir tada aš tada supratau, kad man nereikia liktai kelionės ir aš atsisakiau jos, važiuoti į Peru. Jo, ir tada likau su dukra, bet irgi su tokiu, kad čia mano pasirinkimas būti su ją, čia nebuvo idealizacijos, kad aš negaliu be jos, aš galiu be jos. Nes ką tik 2 dienas buvau visiškai laisvas nuo jos. Jo, bet parinkau vėl ją ir tuo pačiu galvoju, vis tiek jau atidėjau darbus, tą 3 mėnesių, jo, kažkaip, ir tada galvoju, gal tada man kažkaip kitaip laiką, kur nors nuvažiuoti, tiesiog pabūti tyliai, paskui galvoju, jeigu tas kur nors, tai gal vis tiek Peru, o jeigu Peru, tai gal pas šamanus, o jeigu pas šamanus, tai gal su dieta. Ir ta pati kelionė, jinai atsirado, bet jau nebuvo tokios idealizacijos. Ir gavosi ir santykis su dukra liko, ir kelionė, bet ir gavosi tokiam, nežinau, patyrimas laisvės ir vėl grįžimas į nelaisvę, bet toks jau sąmoningas grįžimas. Laisvės nuo prasmės, laisvės nuo tų visų santykių. Ir dabar aš žinau, kad man dukra svarbi, žinau, kad aš tai sugalvojau pats, kad jinai iš tikrųjų gali būti ir nesvarbi, kad aš sugalvojau, kad tai yra mano toks kaip pasirinkimas. Ir to ir gyvenu, ir nepergyvenu, kad čia yra netiesa ar tiesa. Toks, nežinau, čia man labai sunku pasidalinti. Pilnai po šitos visos kelionės išnyko tiesos ar netiesos kategorijos. Arba teisinga, neteisinga. Tai toks dar klausimas labai įdomus. Dukrai kažkas atsitinka blogai, gerai, jinai komunikuoja jau. Kaip tu jai komunikuoji tą dalyką, nes dažniausiai būna kalboja, dar ką nors, jau taip paprastai. Dabar galima. Žinai, aš vis tiek įsijungiu, aš noriu, tas Olegas konceptualus įsijungia, bet pas mane atsirado didesnis tarpas nuo reakcijos. Man atsiranda kažkiek laiko, pažvelgti įdomiau, giliau į tą aspektą, kodėl jinai verkia, ar kodėl jinai už ką jinai kovoja, ar kaip čia dabar vyksta, tada aš galiu rinkti. Arba lieka toks prisiminimas, kad iš tikrųjų bet kokia mano reakcija tai yra mano pasirinkimas. Tai nėra, kad jinai kalta kažkoks, o tai yra, aš ją įprasminau ir aš dabar ją reaguoju. Ir tas prisiminimas mane nuolat gražina, kad jeigu netgi aš čia pergyvenu, reiškia, čia mano pasirinkimas. Reiškia, man taip įdomu gyventi. Ir tai irgi gerai. Bet tai yra nuo to laisvė. Dabar irgi daug tokio sąmoningo gyvenimo momentų. Aš suprantu, kad tai yra mano pasirinkimas ir dėl to aš įprasminu ir supratau, kad įprasminimas yra mano pasirinkimas ir viskas okei, kažkas tokio, tai yra sąmoningas labai gyvenimas. O būna, kad pastebi, kad būni nesąmoningas. Nes mes dažnai įprasminam ir patys nepastebim, kad įprasminam. Čia ir tas gaunasi tai jau nebesąmoningai. Aš galvoju, būtent taip ir būna. Aš dabar atrodau labai konceptualiu, nes atsakinėju klausimus, nes reikia man kažkaip pateikti. Bet kada aš gyvenu, aš nedirbu taip sunkiai, kaip aš dabar kalbu. Nes iš tikrųjų taip gali atrodyti, kad aš nuolat
galvoju, aš čia laisvas ar aš čia priklausomas, ar čia vat, man duoti tiek reakcijos, nu, laiko reakcijai. Nu, čia vat, aš bandau konceptualiai pasakyti. Ką aš norėjau paklausti, ar po šitų 3 mėnesių pastebėjai, kad tas tiesiog natūraliau gaunas? Ne tai, kad darbas čia, aš dabar čia labai kontroliuosiu, bet nu, tiesiog tas pastebėjimas to, kas čia dabar vyksta, gal šiek tiek natūraliau pradėjo. Jo, kažkokia kūniška atmintis lieka ir tada jau kūniška atmintis, kad viskas sprendžiasi dažnai savaime, tai nereikia netgi čia skubėti spręsti, kad sprendimas tai gali būti ir nesprendimas, tas blogis, arba kad jinai verkia, tai gali būti net gėris. Ir tada tas prisiminimas, kad viskas gali būti kitaip, man duoda tokia ramybė, kad neskubėti, kad viskas vyksta ir be manęs. Jo, be manęs viskas vyksta. Nežinau, jo, tokie klausimai čia. Va, gelbėk mūsų. Labai techninis. Vat, žinai, ačiū, labai toks. Iš tikrųjų, čia mes gal gadinam tą šamanizmą, padarom iš jo mokymus, nes pripratom mokytis kažkur. Aš čia dabar atsakinėjau, mąstau iš savęs tik tai. Nes mes galvojam, kad visada turi būti Olegas, kuris geresnis, sąmoningesnis, platesnis, ir tada ieškau vietų, kur tai galiu gauti. Šamanai tai yra gilesnės praktikos, tokie kaip patyrimų praktikai, tada mes pas juos važiuojam ir jie patys nežino, kuo mes ten mokomės iš jų. Jie tiesiog daro tai, ką visada daro, bet aš galvoju, kad jeigu šiaip imti kokią jų funkciją turėtų būti ir prie kurios mes turėtumėm artintis, jo? Kad nedaryti iš savęs šamanų, kiekvienas nori būti šamanų su plačia sąmonė. Jų yra žmogus plačios sąmonės ir jis netgi ne plačios sąmonės, jis turi priemonės įeiti į plačios sąmonės būsenas. Kada jis dieną, jis toks primityvus žmogeliukas, su kuriuo net kartais nežinai apie ką pakalbėti. Tai jis nuėjimų į tą platesnę sąmonę išnaudoja būtent gydymu. Jis tada išjaučia, kame yra sunkumas, kur yra liga, parenka tai lygai tinkamą augalą. Pavyzdžiui, kaip aš sakiau apie informaciją, energiją, tai augalas kitokios energijos, kuri gydanti energiją turi. Ir, pavyzdžiui, ir paskui pasako, tam tikra funkcija yra, pavyzdžiui, grėsmės, tai yra, jeigu kitų genčių yra, jeigu tai yra arčiau gamtos, tai ten kaip ta medžioklė, kur medžioti, kiek medžioti, kiek, būtent komunikavimas su gamta. Bet kadangi tie visi, netgi tos gentis jau gyvena miestuose, kur atsiranda parduotuvės, hipermarketai, tai jiem nereikia žinoti, kur medžioti ir kiek medžioti. Nes tada ta visa funkcija išnyko. Tada vienintelė funkcija, kuria lieka, tai gydymas, valymas ir viskas. Ir vietoj jie žymiai mažiau netgi domisi to šamanu. Jis kaip yra. Ir, pavyzdžiui, kai aš kalbu su šito tapytoju, aš galvoju, kad jis kiekvieną savaitę ten geria tą vaską ir pas šamanus vaikšto. Jis per visą gyvenimą tik tai 6 ceremonijas turėjo, 7 nesenai gavo. Ir ką jis daro, jis tiesiog bendrauja su šamanais, kad jie jam pasakotų visų šitų gyvūnų prasmės. Ir viskas. Ir jie patys kažkaip. Tai aš galvoju, čia būtų tik gydymas. Nežinau, ar atsakiau aš. Aš galvoju, jeigu aš taip sakyčiau, aš šamanas dabar, kokią aš norėčiau atlikti funkciją. Iš vienos pusės gydyti, pavyzdžiui, ne tik, kad gydyti kažkur vesti žmogų, bet padėti jam suprasti, kas su juo vyksta. Tai galima sakyti, ta pati coachingas, terapija, tai toks
pripildytas šamaniškumu būtų. Nu, mano jautrumas, kurį aš perduodu jam. Tai va tą gydymą norėčiau išlaikyti. O iš kitos pusės, vat, kai aš sakau apie grėsmės, tai mes turim, jeigu anksčiau jie savo kontekste, jiem grėsmės buvo, tai atskrido lėktuvas, man įdomu buvo skaityti tas pasakas, atskrido lėktuvas, jie galvoja, kad tai yra didelis paukštis ir tie šamanai iš karto pradėjo dirbti, iš kur tie paukščiai atskrenda. Ja, bet pavyzdžiui, mūsų pasaulis tai yra didelė gentis. Pavyzdžiui, aš važiavau ten su tam tikrų nerimu, kas vyksta su technologijom. Kad Pink Floyd tą dainą vis klausiau, Welcome to the Machine, My Son. Ir pavyzdžiui, kad mašinos, kompiuteriai pradeda mokinti mūsų vaikus svajoti ir kad iš tikrųjų visa orientacija eina tokį copy-paste, mums formuoja politika tam tikrą energiją, mes liktai visur opozicionieriai. Ir man buvo įdomu, jeigu visur yra cikliškumas, tai kur link tas cikliškumas eina. Ir aš tai galvoju, šamanas gentyje, gamtoje, jis stebi gamtos cikliškumą, nes tai yra visas jo kontekstas. Jeigu taip sakyti, neošamanizmą, tokį miesto šamanizmą, čia irgi tam tikras cikliškumas yra. Cikliškumas tų visų rytų, vakarų filosofijų atėjimas, meditacinių ir tų visų lyderystės dalykų. Paskui visų politinių judėjimų, tų euro, finansinių pokyčių, ūkio banko problemas. Ir tai yra irgi tam tikras cikliškumas. Jeigu aš turėčiau savo gentį ir, pavyzdžiui, savo miestą arba savo kažkokį ratą, aš padėčiau jiem prisitaikyti prie tam tikrų ciklų. Jeigu tai yra, pavyzdžiui, tie majas, jie dingo, tiesiog kažkur dingo. Man buvo įdomu apie juos skaityti, nes šamanai kažką tikriausiai pamatė, pasakė, jie dingo, jų niekas niekada nerado. Tai aš nežinau, gal mes turim visi dingti. Jeigu jūs taip stipriai tikėtumėt manim, šamanu, pasirinktumėt ir aš kažkam pamatyčiau. Suprasčiau, kad ciklas yra mums kažkur dingti. Arba tiesiog kažką daryti. Bet tai tada priklauso nuo visuomenės. Ten jie labai pasitikė šamanu. O šamanas iš tikrųjų labai plačiai matydavo tos ciklus. Mes vis tiek vadovaujamės kažkokią informaciją, neturim kažkokio šamano, bet mūsų politikai veda, mūsų veda skirtingos. Ir todėl čia tokia gal chaoso yra, nėra centro. Tai gal sakyčiau, šamanas tai toks būtų gal labai svarbi. Toks centras, kuris padeda žmonėms harmoningai gyventi besikeičiančioje aplinkoje, kurioje tiesiog viskas ciklais keičiasi. Man įdomu, man tik tai ant pabaigos buvo, kad aš pasakiau, kad aš priėmiau tą blogąją energiją, kur vadinau civilizacija, kur yra ritmai, kur viskas konceptualizuota. Kai aš ją priėmiau, aš supratau, kad tai yra irgi energija, tie dangoraižiai tai yra betoniniai medžiai, tai yra būtybės, kurios turi teisę būti, jos tiesiog, tai nėra blogis. Man buvo įdomu, tada tik tai aš galėjau jos tyrinėti, jų įtaką. Nes jie labai struktūruoja žmogų. Žmogui tada reikia daug tiesos, daug mokytis. Dėl to mes norim mokytis, o šamanai gamtoje jie nenori. Nes mes struktūruoti betonu. Ir tada aš tiesiog supratau, kad tai yra, nuo to nepabėgsi. Ir buvo įdomu pagalvoti, pavyzdžiui, po 200 metų galvoju, kad mes patys save suvalgysim. Ir tokia, kažkaip ramybė, kad nelik žmogaus, bet kažkas bus, gal kažkokios primityvesnės būtybės. Ne primityvesnės, kitokios būtybės. Man labai buvo įdomu apie technologijos, matyti, kad technologija tai yra suvaldyta ugnis, energija. Ir jeigu senas žmogus, tas senų laikų, ten davė žaibas, užsidegė liepsna, medis, ir jis paėmė tos liepsnos gabaliuką ir padarė savo laužą. Ir paskui iš to laužo gavo naudą. Tai viską, ką mes dabar turim gyvenime, tai yra pratęsimas to laužo kontrolės. Mes išgavom naftą, anglį, jį kūrendami, gaunam elektroenergiją, iš saulės energijos gaunam kitokią. Ir paskui jinai daeina iki kompiuterių
Bet mes antiek tobulai visą tai sukūrėm, kad tai įgyjo jau savo energiją, kuri gali savarankiškai gyventi. Technologijos gali patys save gaminti. Ir va toks leistis, man toks įdomus, va, kaip Matricos temos, paskui jau ta Kosminė Odisėja 2001. Nu, visi va tokie va filmai, kurie rodo, kad tai toks lūžis, kur gali iš tikrųjų technologijos laimėti, nes davėm jiem atskirą gyvybę. Ir tai yra lygiai taip pat dieviška, kaip ir žmogus. Tai mes biologiniai, o jie gal kitokios ląstelės, bet jie turi tos ugnies savyje. Ir ten yra žemės, vandens ir oro. Ir man buvo toks įdomus, aš nepradėjau pykti ant technologijų, nustojau gal pykti. Nes supratau, kad tai yra iš tikrųjų dieviškas kūrinys, kuriam žmogus labai padėjo išsivystyti, bet lygiai taip pat aš supratau, kad aš turiu išmokti jį kontroliuoti savo gyvenime, kad jis nesudegintų mano kaimo. Kad neduoti jam per daug išsiplėtuoti. Bet aš technologijas tai sakau, tai visą, ką mes gaunam informaciją iš Facebook'o, iš tokio techninio tokio pasaulio, miesto pasaulio. Tai man tokios buvo, bet gal svarbiausia iš viso to, aš sakau, kad aš gal nustojau bijoti ir nekęsti miesto. Nustojau siekti kažkokio tokio šviesaus, vegetariško gyvenimo. Jūs. Jeigu aš čia dalinuosi, aš jau kažkaip rūpinusi to kaimo. Aš nežinau, kas tai yra. Tiesiog ten, kur aš būnu. Gal aš ir dukra tik tai. Taip įdomu, aš ten buvau, bet iš tikrųjų aš labai noriu atkreipti vieną dėmesį, svarbiausią dėmesį, kad aš grįžau su svarbiausia įžvalga, kad reikia tiesiog išmokti biologiškai gyventi. Tiesiog kaip žolė. Aš galvoju, kad jeigu jūs skirsit savo laiko pažiūrėti į medį, kaip jis auga ir kuo ilgiau jūs į jį žiūrėsit, gal išmoksit tiesiog augti. Toks gal išvalymas nuo viso to triukšmo, sudėtingumo, ir augalo tapimų būtų pats ir sveikiausias, ir tai išvalytų labai stipriai organizmą. Ir to užtenka, kad būti laimingam. Nes mes dabar kažkaip pakrypom į tokią sudėtingą dalį, kurią aš džiaugiausi, kad palikau. Nors gal žinoti, nors gal tai yra kelionės dalis, visą tai suprasti. Tai labai geras klausimas buvo. Ačiū. Kaip sakai? Labai sveikas grįžęs. Kas jums dar įdomu? Jinai mane, oro uoste, tokia iš karto nusišypsojo ir priėjo, apkabino stipriai ir ilgai. Dažniausiai apkabina, taip, kad žino, kad man patinka. Ilgai ir paskui pradėjo normaliai kalbėti, aš niekada negirdėjau to. Pažiūrėk, tetė, kokie pas mane dantukai jau. Fainai. Labai įdomi buvo, kaip ir muitinė aš važiavau su tą Ajavaską. Nes aš pridaviau lagaminus Limoj. Pridaviau ir nueinu į šoną ir prieina prie manęs muitininkas. Sako, kur buvai? Aš sakau, Pukalpoje, čia yra regionas džiunglių, kur ten koko lapus tas augina. Aš tu nelabai ten kažkaip. O kiek buvai? Sakau, porą mėnesių. Iš karto mano dokumentus paėmė. Sako, kur tavo lagaminas? Išvažiavo link. Tai 20 minučių jie ten ieškoja tuose konvejeriuose lagamino. Gavo jį, atneša į ten specialų kambariuką, atidaro. Konfiskavo visas Aqua de Floridas. Tos parfumus, nes ten biškai yra alkoholio. Ant alkoholio tos žolytės. Čia negalima. Tos medinukus tokius, kurios deginti ir tokie kvapai skirtingi eina, irgi konfiskavo. Paskui daėjo iki šitų iš molio padarytų, tai su atsuktuvų pradėjo ten braižyti ir tos dulkės ant specialių ten tokių dažų. Ieškoja. Viskas. Ir paskui prie butelio to priėjo, taip žiūri, o ten gavosi, kad tas butelis kaip to nebuvo pilnai uždarytas. Ir ten į tų celofanų jau tos skysčiai jis pradėjo atidarinėti. Ir tas skystis, jis labai smirda.
Tai jis toks visas apipiltas, kitas prieina kažkai, aš sakau, nu čia vaistai kojams. Jau gudrus, ar ne? Tas toks susinervinis, bet jau suprato, kad čia negerai, čia sako, tu blogai uždarėjai, gal 200 gramų ten išpylė man. Ir tada pradėjo tokį celofaną davė, užviniojo, sako, nu viskas, būk atsargiau su tais vaistais ir grąžino. Tai paskui jau nebuvo jokių, tik tai tas tų perfumų. Ne, jie labai žino tos dalykus, bet nežinau, kodėl jie šitų dalykų nežino. O ko jie, prasme, pagrindžia, kad negalima, kad draudimas išvežti rimtas? Nepaaiškina tau? Alkoholis? Išvežti. Aš nežinau. Šiaip jie labai žiūri Peru, kad nevežtum jokių ten animal, ar ten kažkokių istorinių dalykų. Toks darbas. Jie patys nežino, kodėl. Turėtų darbą. Man įdomu, ar jeigu taip iš jūsų, ar jūs kažką gavot, supratot, ar čia, aš nežinau, ar reikia to dalintis, nes aš kartais galvoju, aš tiesiog likau toks pat. Visos tos koncepcijos, kurios atradau, aš juos nusvarbinau, kad jų nereikia. Tai gavosi viskas, ką mes čia paturėjom. Toks tiesiog įdomus laikas. Iš mano pusės, bet aš nežinau, ką tai duoda jums. Tas įdomu Aš tokį daktarą klausiau, kad jis sako, tiesiog jeigu jūs paimsite į praktiką tylos valandą kiekvieną dieną, jūsų ląstelės per tą laiką suspėja atsigauti ir į tą sveikatos kodą nusikreipti. Kada mes užmiegam, tam prasideda, iš tikrųjų organizmas pradeda ilsėtis ir atsistatinėti nuo tos prievartos, kurį mes jam per dieną padarom. O prievarta tai arba mes verčiam jį medituoti, kada jis nori kažką aktyviai daryti, arba mes verčiam jį kažką aktyviai daryti, kada jis nori pamedituoti. Ir jis turi tą cikliškumą, bangavimą, o mes su tuo nesutinkam lyg tai, ir tada jis per naktį. Bet jeigu mes ilgai nesutinkam, tada mes neišmiegam normaliai, tada stresas kaupiasi, tada prasideda, atsiranda lygos, savaitę pagulim su temperatūra ir organizmas vis tiek atsiima. Ir tada mes lyg tai nuolat tokį sunkų gyvenimą gaunam. Organizmas vis tiek jis gudresnis už mūsų prievartavimą. Bet mes tą kovą sukūrėm ir tada gyvenam kovoje. Jo. Aš žinai, kaip čia nėra tikslas žūtbūt, būtinai atvešiu, kad gelbėti Lietuvą. Aš tiesiog padarysiu draugams ceremoniją, taip kaip aš moku. Aš noriu daryti, jeigu ceremonija, kad būtų, kad ten nebūtų šito dualizmo, kad mes nekovotumėm prieš blogasias energijas. Kad, pavyzdžiui, būtų tiesiog gera muzika, kad mes pabendrautumėm tiesiog paprastai, kaip yra. Nes aš tikiu, kad kiekvienas žmogus ateina, jis turi tą gerą energiją. Jeigu mes dabar nukreipinėsim į kovą, tai bus ir tokia kovinga. Pavyzdžiui, aivaskos turiu, žinau, kaip ją atsisiųsti, nupirkti, virti, kokiom koncentratais. Tai aš tiesiog padarysiu draugams, jeigu matysiu, kad iš to jiem nauda gavosi ir man nesunku ir malonu buvo, aš tą tęsiu. Šamanai man patinka, kad iš tikrųjų jie profesionalai. Jie tiesiog atvažiuoja, padaro darbą ir tai nesunku organizuoti, kai viską žinai. Tai aš galvoju, viena iš galimybių, kadangi mano draugai atveža tos gerus šamanus į Šveicariją mėnesiui, tai aš tiesiog gal pratęsiu jų kelionės. Ir gal Liepos mėnesį atvešiu, kad tai nebūtų daug išlaidų ir padarysiu savo ratą. O pats gal aš užsakiau dabar tokį irgi šamanišką būgną
tiesiog tiem, kuriem įdomu, aš nežinau, aš gal nieko ir nemoku. Nu, bet tiesiog darysiu tai, ką moku, nes man patinka. O jeigu nepatiks, tai nustosiu daryti. Tai tokia maža pradžia bus. Jeigu jinai duos rezultatų, bus pratęsimas. Bet šiaip mano draugas atvežė jas. Žinau, kad kovo kažkur 20 dieną, 3 dienų bus. Ir čia neskelbime, nes aš taip galvoju, aplamai visi tie dalykai, jie draudžiami. Ir man buvo įdomu irgi daug skaityti, žiūrėti, kodėl jie draudžiami. Nes Amerikoje ajavaską naudoja bažnyčios, kad religinį tokį patyrimą gautų žmonės. Kad tai būtų ne pasakojimas Biblijos, o kad tai būtų žmogus nueitų ir pamatytų ir šviesą, ir Dievą, ir visą tą pasaulį. Bet kada žmogus daug pamato, daug žino, jis tampa jau liktai nesisteminis, jis laisvas. Hipi niekam nepatinka, nes iš jų nepadarysi vyriausybės. Aš taip, jeigu taip paprastai sakyti. Todėl visos tos medžiagos, jos nenaudingos dideliam organizmui. Nes ląstelės pradeda laisvai mąstyti. Jos tampa, nežinau, pasaulio citizen. Ir aš galvoju, tai yra paprastai, nes, pavyzdžiui, su tais, kurie vartoja ar grybukus, ar ten LSD, viskas tai yra geriausi mokslininkai, geriausi psichoterapeutai, geriausi menininkai. Ir, pavyzdžiui, jeigu aš matau kažkokį tobulą kūrinį, aš suprantu, kad šitas žmogus kažką pavartoja. Kad iki ten tai. Aišku, kai kurie išmoksta įeidinėti į tą būseną, pavyzdžiui, Dostojevskis, jis nevartoja tais laikais nieko ir aš tikiu, kad jis tiesiog normaliai aktyvuodavo tą DMT būseną, kad aprašyti tokias knygas. Ir bet čia irgi reikia, kad nebūtų tų hipi, kaip kalbėjom, kad hipi padarė iš to tiesiog gerų multikų, filmų peržiūrą. Jie išgeria ir ten, tai iš tikrųjų būsena, kurioje galima mokytis. Ir labai svarbu, kad jeigu tai su šamanais, tai svarbu, nes jie veda, jie su tam energijom dirba. Tu ne tik tai atsipalaiduoji, bet tu labai tokiam kryptingam judėjime esi. Šiaip tai skaitosi, kad vienas šamanas 8 žmonės optimaliausias kiekis. Jeigu jau 16, tai 2 šamanai galėtų dirbti. Čia jau biški jau toks. Bet nieko blogo. Čia, žinai, aš galvoju, kad netgi įmanoma tiesiog įrašą tų įkarų pabėgė, ne? Gerai. Šiaip man labai užklausiu, kaip mes matom šitą iš savo pusės. Man labai rezonuoja tai, kad tu sakai, kad su tuo dualizmu kova. Ir susikūrimas dualizmo, čia gerai, ar ten tai blogai, ir davai kovokim dabar su šituo. Man tas kaip tarsi svetima. Labiau norėtųsi prie to lipti, bet vėl gal čia dabar dualizmo, kuriuo sakydamas, kad mes patys susikuriam visus šitos dualistinius momentus ir vietoj to galim nekurti ir Čia įdomus, kaip pasakėjai, kad ar galima nuolatiniai tokioj nesąmoningo būsenai taip gyventi. Kada mes atsikratom to dualizmo, o čia ir yra nuolatinė nesąmoninga tokia būsena. Tada toks absoliutus priėmimas ir tai yra procese. O jeigu gaunasi, kad tu labai kažko nori arba labai kažko nenori, čia čiuk jau į vieną pusę, nes tu jau atsidalinai. Tai aš ką gal kažkiek bandžiau išsakyti tada per tą ceremoniją, kai atsistojau visas šalia. Kad mes čia tiek daug to dualizmo prisikūrėm ir realiai tai mes iš tikrųjų patys savęs pradedam bijoti. Renkamės, bet mes nesuprantam, kad renkamės ir tada ir kažkokias vėžės įvažiavę ir ten laikomės svarbos. Ir tai ceremonija aš irgi, mes kaip buvom abudu. Tai, pavyzdžiui, man atėjo noras, aš jaučiau, kad aš noriu šalia šamano, nes draugui dainavo ten, iš Piterio draugas buvo. Ir aš tiesiog priėjau, aš turėjau tiesiog šalia būti su savo energija. Ir mane iš karto pradėjo netrukdyk šamanų, jis čia dirbo. Paskui aš nuėjau iš šoną, jis vis sako, ne, tu turi sėdėti savo vietoj. Aš galvoju,
Jo, nes baisu, kai baisu, tada pradedi skirstyti tą pasaulį. Ačiū. Čia įdomus labai klausimas, nes man vakar uždavė, Olega, kaip tu dabar dirbsi kaip coacheris, nes turi būti tikslai. Bet čia įdomus ir atsakymas, aš taip pabandysiu jį suprantamai. Galima dirbti ir gyventi. Ir aš kaip coacheris, čia ir gyvenimas. Galima dirbti taip, kad čia yra mano tikslas ir dabar, ko aš noriu, arba ko žmogus, mano klientas nori, pasakyk ir kaip mes tai gausim. Jo? Tai čia tas iš tikrųjų liktai aš esu savo gyvenimo šeimininkas ir aš jį sukuriu, link to tikslo nueinu. Čia yra tas old school, bet man daugiau gal patiktų galvoti ne apie tai, ko aš noriu, o apie tai, o ką tu ten matai, kas ten yra, ko iš tavęs tai reikalauja. Tai yra gyvenimas, čia irgi apie tai sprendimų prieimimas. Sprendimas ne tai, ką aš dabar turiu daryti, o apie tai, ką aš matau ir ko iš manęs tai reikalauja. Toks lyg tai aš turiu tiesiog reaguoti, būti pastabesnis ir tiesiog leisti savo reaguoti. Kartais netgi mūsų reakcija ateina netgi savaime. Dažniausiai tai geriausia reakcija, tokia, jinai tikriausia, tos spontaniškumas. Nes kai aš dirbu per daug, tada aš iš savo kažkokių istorinių koncepcijų. Tai, ką man buvo kažkada gerai, aš tą atrinku ir darau. Ir aš neleidžiu savo improvizuoti gyvenime. Nes tas intelektas, jis bando tik tai atkartoti tai, kas jam buvo gerai ir vengia, kad buvo blogai. O čia buvo kažkoks gal atsitiktininis patyrimas tam kontekste. Tai atsitraukimas nuo to gerai, blogai. Tai yra tiesiog aš matau, kas yra ir kokio vaidmens iš manęs tai reikalauja. Galbūt kuo mažiau kištis į tą gyvenimą, nes jis iš tikrųjų jis pats prieš mus atsiveria. Jeigu taip, aš nežinau, būtų aišku konkretus klausimas, pavyzdžiui, ką man daryti su mano vaiku. Jo, irgi, leisk tu jam augti. Jis auga, jeigu tau reikia eiti į darbą, tada jau reikia spręsti, ką daryti. Jo? Tada galvoju, o kokios šiandien galimybės yra. Šiandien galimybių neturiu, tada vežu pas močiutę. Jo? Jeigu močiutė jau sako, jau neturiu, tada pažiūriu, o kaip tik man pasakė pažįstama, kad yra kažkoks darželis. Ir iš tikrųjų, kai mes mažiau kišamės, gyvenimas pats viską tobulai sudėlioja. Tiesiog reikia būti žaidime, O ką reiškia būti žaidime, aš galvoju, tiesiog būti pastabiam. Ir kai mes negalvojam apie gerai, blogai, tada mes turim daug energijos, mes atvirom akim gyvenam, mes tada viską matom ir tos atsakymus matom, o šitoj būsenai dažniausiai nematom, nes tik tai matom vieną tikslą, kurį suplanavom. Čia labai gal sunku suprasti, nes, pavyzdžiui, toks ateina ne taip, kad aš pradėsiu taip gyventi, o paskui dualizmas išeis. O kada išeina dualizmas, lieka taip, nes tu pasitikė gyvenimą. Ir aš galvoju, tą būseną įmanoma ateiti, būnant mieste, dirbant tą patį darbą. Turbūt ne, reikia vis tiek kažkiek pakeisti, nors mitybą biškį pakeisti, mažiau problemų valgyti. Jo, pabūti gamtoje daugiau. Aš dar nežinau, kaip į tai ateiti. Bet vietoj to pasitraukti, ir tada tas toksai vidinis ramumas, kai atsiranda, kad aš vis tiek tai gausiu. Kaip Valeris sako, atverti akis ir matyti galimybės.
Bet čia įdomu, gal iš tikrųjų galima kažkaip, gal konkrečių sprendimų galima tai ateiti. Aš liktai į kelionę važiuoju, mes dažniausiai planą turim, ten kažkokį viešbutį jau Lietuvoje renkam. Bet pavyzdžiui, čia kaip eiti į kelionę be plano. Netgi nerinkti kalno, į kurį kopsiu, ar ten, bet visiškai o gal šį kartą nenorėsiu tai daryti, ką anksčiau dariau. Ir tada eiti į darbą, eiti pas klientą be plano, eiti tokį susitikimą be plano. Aš nežinau, gal toks sprendimas nors atsikratyti plano. Nežinau, ar atsakiau, čia toks netgi neklausimas gal. Aš tikėjau, kad važiuosiu slidinėti šiais metais ir ten draugai priplanavo, kaip dabar apie planus kalbėti. Priplanavo ten jau kelis mėnesius iš anksto užsibukino viską. Aš tiesiog žinau, kad važiuosiu paliekant Ispaniją. Ir dieną iki išvažiavimo viena kompanija važiavo ir atsisakė dažnai. Valia, man iš čia dieną pasitvarkiau viską, bumt, išlėkiau. Viskas įvyko per vieną dieną. Dieną prieš išvažiavimą sužinojau ir net neplanavau važiuoti. Kuris iš jūsų užvakar planavo būti čia? Valia. Aš planavau. Ach, tu. Tai menedžeris. Būtų juokinga, jeigu tu planuotum užvakar, o šiandien neatvyktum. Kurie maišo su vandeniu, ne su to tirpikliu, bet su vandeniu. Ne, aš nežinau, kas yra akrilas, bet dažus, kurios su vandeniu maišo, ten daro. Jo, dar su akrilu. Bet labai įdomu, aš galiu papasakoti biškį, kaip jis jos daro. Jis tiesiog pradžioje jis nieko nežino, ką jis pieš, bet paima vieną foną, pavyzdžiui, raudoną. Paskui vienoj pusėje jis jį tamsų padaro, taip žu. Aš galvoju, ką jis čia makaliuoja su tokiu teptuku. Paskui tiesiog, čia bus saulė ir aplinkui. Čia bus medis. Paskui nueina, gali po 10 minučių pasidėti, paaukštis. Ir jis tada klijuoja, bet iš tikrųjų, jis niekada nežino, kas bus toliau. Ir jis tiesiog taip klijuoja, paskui kažkoks tarpas atsiranda per daug tuščias. Jis ten įkiša, pavyzdžiui, čia būtų paaukštis, bet nebūtų šito šamano, kažkaip per tuščią įkišo šamaną. Gal čia buvo paaukštis, bet čia buvo per daug tuščiai, jis įdėjo, tas gyvatės arba šaknies gabaliuką. Man patiko gal procesas toks. Bet paskui aš taip jau namo važiavau, gal aš sakau, gal ploja vaskos man čia, nežinau, ar čia gražu, negražu, bet... Taip, jeigu jis 5 valandos į dieną, tai kažkur 2-3 dienas. Nors klientams jis sako, čia 20 dienų, kad brangiau pardavinėti. Bet aš kai šalia sėdėjau, mačiau. Jis su jais važinėjo į Amerikoje kelias parodas darė, ten viskas, ir mes ant tiek su juo sudraugavom, kad pažadėjau jam saitą padaryti jo, kad jis neturi saitą Facebook'e, tokį puslapį pusiau gyvą. Jis net nežino, kaip naudotis tais kompiuteriais. Tai jis tiesiog, kai turės saitą jo, o paskui gaus kompiuterį ir jis ten... aš tikiu kažkaip, kad jie gražus. Amerikoje jis pardavinėjo nuo 1000 iki 2000 dolerių, nes ten kažkokie atstovai ir iš tikrųjų po parodos, po pusę kiekio pardavinėdavo. Aš vieną nupirkau už 800 dolerių, vieną pakeičiau ant kompiuterio, kuris man 400 litų kainavo, o vieną jis man padovanojo. Bet mes iš tikrųjų su Marius irgi 3 paveikslus nupirkom, mes norėjom daryti parodą ir jį kviesti Berlyne daryti, jau ten yra atstovas Lietuvoje daryti, bet tiesiog aš taip galvoju, pažiūrėsiu, ar jie gražus, ar verta daryti parodą. Tai paroda būtų įdomu, nueitumėt. Nemačiau, manau. Jie žiauriai nelietuviško būdo. Šiaip mano
Aš aplamai apie tai nieko nežinojau, aš tiesiog ten pamačiau, kaip jis tai daro ir man labai patiko. Ir kada jie ištempti, gražus rėmelis, tiesiog dar nieko nespėjau. Tada jie tokie dar, fain, tada čia jau pirmas požymis, kad reikia reaguoti ir daryti kažką daugiau. Iš kur jis yra? Jis ten gyvena, Amaringo yra vienas iš geriausių šitų vizualizacijų, toks kaip mokytojas, jis prieš 3 metus mirė, jis buvo jo mokytojas, bet mokino jį piešti tik tai džiunglės. Kada jis mirė, tada jis perėjo prie vizualizacijų. Ir ten tos vizualizacijos irgi yra tam tikros kategorijos, kurie daug geria ir ten daug tokių tranzinių kelionių turi. Tai jie labai daug tokių surrealistinių, ten mažai paukščių, mažai beždžionių, beveik jų nėra. Jeigu yra šamano veidas, tai jau labai daug suprantama, o dažniausiai tai yra kažkokie burbuliukai, kryžiukai. Ir tie, kurie buvo šitose būsenose, jie supranta, apie ką tas piešinys, iš kokio pasaulio, iš kokio matymo.